praėjo pirmoji savaitė projekto Jaunas veidas per 30 dienų. Dirbame kasdien ir nuotoliniu būdu, ir gyvai, ne mažiau kaip 3 kartus į savaitę. Kol kas nekyla beveik niekas, bet mes nepasiduodame ir iš tikrųjų tam tikri pokyčiai matosi jau dabar. Pokyčiai dažniausiai jie prasideda viduje. Tai gaunasi, kad žmogus pradeda jausti savo raumenis. Tai jau yra geras ženklas. Jeigu jūs pasižiūrėsite ištraukas mūsų šios savaitės, pamatysite, kad mes labai dažnai pučiam žandus. Tai yra labai efektyvu. Niekada nenurašykite šito pratimo ir darykite jį bet kada, kai jūs tik tai prisiminsite apie savo žandus. Jeigu turite mimikos raukšles viršuje ir apačioje, labai veiksminga yra pūsti viršų ir prilaikyti orą tiek, kad jūs pajaustumėte raumenų tempimą. Nosytė kyla ir apačia. Padarote šį pratimą bent 5 kartus ir jūs jau nuėmėte spazmus, kuriuos turite po labai skardaus juoko arba netgi kažkokių vidinių pergyvenimų. Esu Jurgita, man 38, esu laiminga 3 vaikų mama. Kaip ir visos moteris, norime būti gražios. Stengiausi daryti taip, kaip manęs prašo. Tikrai galiu pasakyti, nebuvo taip lengva, kaip tikėjausi, nes mačiau, kad Viktorijai gaunasi tikrai gerokai geriau negu man. Bet jinai mane nuramino ir sakė, kasdieninis darbas, rezultatai bus. Oi, ne, nieko blogo negaliu pasakyti apie Viktoriją kol kas. Gal kai praeis kokių 10 dienų, gal ir pasakysiu kažką blogo, bet dabar tikrai ne.